Sveiki, mėlyjeji, su jumis kineziterapeutas Marius ir šiandien noriu pradėti pasakoti apie nugaros skausmo gydymą labai smulkiai ir pradėsiu pamokėlių seriją, video seriją apie nugaros skausmo gydymą iš kineziterapeuto pusės, iš kineziterapijos pusės ir būtent kokie principai yra siekiant išsaugoti sveiką nugarą, kokie principai yra kokios taisyklės lemia, kokių taisyklių nesilaikymas lemia nugaros skausmo atsiradimą ir taip toliau ir panašiai. Viskas apie nugaros skausmą. Ir pirmoji šiandien pamoka, pirmasis video skamba labai paprastai. Taisyklė girdėta labai daug kartų, ypatingai tą taisyklę daug kartų yra girdėję vaikai. Jeigu jūs turite problemų su nugaros skausmu, tikrai esate tą taisyklę girdėję. Ir skamba labai paprastai. Nugara visų veiklų metu visada turi būti tiesi. Nesvarbu, ar jūs sėdite, ar jūs keliate daiktus, ar jūs keliate vaiką iš lovytės, ar jūs keliate moliūgus iš bagažinės, ar jūs keliate štangą, ar jūs darote mirties trauką, ar jūs valotės dantis pasilenkęs, ar jūs valotės dantis prie kriauklės. Visada nugara turi būti tiesi. Dabar labai greit paaiškinsiu dėl ko. Jeigu mes daug laiko sėdime susilenkę, vykdome veiklą susilenkę nešame daiktus, valomės dantis, mūsų juosmeninė stuburo dalis suapvalėja. Ir tarp slankstelių, tarp juosmens slankstelių ir tarp visų stuburo slankstelių esantis minkštiminis branduolys yra stumiamas link stuburo kanalo ir gali užspausti, gali tiesiog atsitrenkti į nugaros smegenų nervinę šaknelę. Ir nuo to laiko, nuo tada jau prasideda tikrosios didelės bėdos, tai yra stuburo išvarža. Ir su tuo susiję simptomai ir problemos. Tad atsiminkit visam laikui vieną pagrindinę taisyklę. Visada nugara turi būti tiesi. Ir dabar tiesiog noriu pereiti per pavyzdžius. Esu girdėjęs daug istorijų būtent apie tai, kaip žmogui, stambiam vyrui, valandas dantis prie kriauklės vonioje, tiesiog pokšteli ir susmunka žmogus ant vonios grindų ir tiesiog nebegali pasikelti iš skausmo. Tiesiog šauna juosmens išvarža ir tai vyksta todėl, kad nugara dėl ilgalaikio daug metų trunkančios padėties, tai yra fleksijos, susilenkimo, tiesiog nebeatlaiko stuburo struktūros ir, kaip sakiau prieš pusę minutės, kad minkštiminis tarp slankstelinio disko branduolys stumiamas į nugaros smegenų šaknelių pusę ir tiesiog išsiveržia su didelė jėga išsiveržia ir tiesiog užspaudžia nervinę šaknelę. Tai jeigu jūs valotės dantis, valykitės atsisėdę, ypatingai jeigu turite problemų su nugara. Jeigu jūs esate įpratę valytis dantis prie kriauklės, stenkitės, kad nugara būtų tiesi. Stenkitės, kad nugara būtų tiesi. Nes taip pat esu sukūręs video apie tai, kaip keičiasi juosmeninės stuburo dalies apkrova įvairių veiklų metu. Ir būtent viena iš didžiausių apkrovų yra buvimas susilenkus. Taigi, eikime prie kito pavyzdžio. Jeigu jums nukrito kažkoks daiktas ant žemės, pavyzdžiui, tiesiog dabar dėl laiko stokos pasiimate tiesiog storą knygą. Jeigu jums nukrito kažkoks daiktas ant žemės, jūs pritupėt, išlaiko tiesią nugarą ir pasiėmė tą daiktą, abiem kojom keliatės ir paimate tą daiktą ir atsistojat. Vėlgi lygiai tas pats daiktą leidžiant ant žemės. Viską turite daryti iš kojų ir krūvį perduoti kojoms, o ne nugarai. Nes jeigu jūsų nugara sveika, tai tik tais laiko klausimas, kada
dėl tokių daugybės įpročių, sudėtinių tiesiog metai iš metų atliekamų veiksmų, struktūros neišlaikys, stuburo struktūros neišlaikys krūvio. Ir tada einame prie kito pavyzdžio. Na ir trečiasis pavyzdys tai miegas ir gulėjimas. Tai vėlgi taisyklės išlieka tos pačios visur visada. Nugara turi būti tiesi. Ir kai mes gulime, stenkitės negulėti susilenkę. Negulėti kaip ežiukai, nes nugara išlieka sulenkta ir tik laiko klausimas, kada atsiras didesnės nugaros problemos. Visą laiką nugara turi būti tiesi, kojos, bent jau viena koja ištiesta, kita koja sulenkta ir nugara tiesi. Plačiau apie tai papasakosiu kituose video, o dabar tiesiog, jeigu turite klausimų, labai laukiu jūsų minčių, paspauskit like, jeigu patiko šitas video, užsiprenumeruokite mano kanalą ir jeigu turite klausimų, kuriuos norite paklausti, kažkokia tema yra įdomi ir jūs norite, kad apie tai papasakočiau, prašau parašykite tai komentarų arba tiesiog man į elektroninį paštą marius.janulis _1@gmail.com. Iki kitų video.